kur mes baigėm, nauja diena dabar. Gavau spatulsą, užsidėjau tokią tiesiog plokštelę, kad išcentruot velenėlius. Tie burbuliukai, kad būtų savo vietose. Realiai jų kaip ir nereikėtų tų spatulsų, nes ant grandinės visi žymėjimai, bet dėl viso ko užsikaiščiojom patikimiau. Taip, čia apsivalysim po to, žvaigždutės dar nenuėmiau, nuimsiu žvaigždutę. Ir situacija su tepalo siurblio visų komplektukų. Įtempėjas, laužikliukas, grandinė. Ir taip, tie žvaigždutė. Taip, tepalo siurblio žvaigždutė dar. Ir žvaigždutė pagrindinė keičia su paskirstymu komplektu. Tai nėra gauti. Ne originalas nieks negamina, o originalo lauk 2-3 savaitės. Tai žmogus nusprendė, dedam seną, tikėkime, kad važiuos, keisim naują tik paskirstymo grandinės komplektą. Tai kągi, kimbam į darbus. Daug, galbūt nedaug žodžiausių, tiesiog filmuosiu pagreitintai, gal po to įmesiu, nes viską matėt kaip išardėm, tai surinkimas visas tas pats procesas, tiesiog daugiau apsivalymo ir atvirkštiniai viskas susirenka. Tai stengsiuos tiesiog, kur eina įkišt kamerą, pafilmuoti. Gal koks išlys niuansas, pakomentuosiu daugiau. Stengiamės surinkti, kuo greičiau. Tai tiek, važiuojam. Eina lengva ranka su siomnikiuku, suku su ranka, tas škilpas pareidinėja. Tai vat nusiėmė. Yra ant šplinto, yra žymėjimas grandiniai. Taip, susilyginau grandinių komplektą, viskas tinka. Taip, turim žvaigždutę, įtempėjas, sutarpinėlę, šliaužiklis ir grandinė. Turim čia žymėjimą ties burbuliukų ir 2 į velenėlis, 1 ir 2. Su senaja sulyginau, narelių tiek pat, žymėjimai sutampa, viskas šliaužikliai, įtempėjas, viskas tokia pat. Kartais būna, nepasakysiu kokiams modeliams dabar buvo, bet grandinių narelių skaičius toks pat, bet tarkim čia nesutampa tarp velenėlių žymėjimas. Tarkim 13 narelių tarpelis, o ten būna 12, 11 ir tiesiog nesutampa, tai visada pasitikrinam. Yra buvo. Galbūt tiesiog keliems modeliams tinka grandinių komplektas ir paleivin kodą duoda tam, nes grandinė kaip ir tokia pat, bet pats žymėjimas, tas spalva narelių skiriasi ir tokiais atvejais galima blogai degimą sustatyti, tai visada reikia pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai ką, montuosim į vidų, apsivalysim pirmiau, pasiruošim, nusivalysim krūtinę, galbūt įsidėsim salnikiuką, nes škyvas pats, skremulys pats sandarina riebokšlį, salniką, todėl mes galim pirmiau įsidėti riebokšlį į krūtinę, grandinių dangtelį. Jeigu ant alkūninio salnikas jau maunas, tai tada geriau nedėti salniko, nes sunku pataikyti. Ir salniką reikia taikyti, ir grandinių dangtį. Tai tokiu atveju pirmiau užsidedam grandinių dangtį, tada tik montuojam riebokšlį, salniką, kaip
Tai va, šiuo atveju aš galėsiu patogiai ant stalo susikalti riebokšlį. Čia apsivalom visur hermetikus. Ir viską apsivalom, montuosim pirmiau žvaigždutę, tepalo siurblio, visą grandinės komplektuką, po to paskirstimo grandinės komplektuką. Važiuojam. Štai mūsų baisioji plovykla. Imam šepetuką, imam ploviklio ir šveičiam valom. Paskui dar išsipūsim, išsiplausim, kai nusivalysim hermetikus. Dabar tikslas apsiplauti, kas apibėgę tepalai, didieji taršalai visokie. Nėra mano tikslas, kad atrodytų jinai kaip nauja, blizgi ten su chemija, nušveista, tiesiog neriebalina, sausa, bet kažkur vat tos kaip prikalkėja, nesikaišia, aš jų net nekaišiu. Tiesiog, kad būtų netepaluota, tvarkinga, švari, kaip sakant, ne vizualiai, bet praktiškai švari detalė. Tai va taip jau nudžiuvo. Nešamės valyti hermetikus. Taip. Didumą visą stengiuosi su britvelė apsikaišti, o po to parodysiu ant drelikės su viliniu šepečiu, kad būtų greitai. Su geležte. Tarkim, valau visus tuos, nežinau, kiti gal nevalo, kur yra varžtų tarpeliuose pilna hermetikus, juos išsivalau. Dabar čia, kur storiausiai hermetiko, prasivalau. Kitaip tariant, apsipjaustau hermetiką. Dabar su tokia drėlė, ratiniu šepetuku, aplinkui visur. Čia dar liko. Galėčiau iš tikrųjų net nevalyti čia, tarkim, plokštumą, kur lečias apsivalai, o čia kur kanteliai visur lieka nevalyti, bet, nekultūringa. Svarbu man čia, kad užsandarintų, apšviečiau, sudėjau ir važiuoja, bet darbo kultūra turi būti. Plus tie seni hermetikai po to gali atkibinėti. Ir kaip matom, paeiti į tepalo paėmėją, dar reikės tepalo paėmėją išsivalyti. Čia tiesiog kažkas nepagailėjo hermetiko, visur privarė per daug biškį. Apsitvarkom. Truputį apsikopiam. Tai va, švaru gražu.
riebokšlio eilė. Turim naują. Toks įdomus dalykėlis. Riebokšlis atvirkštinis. Normalūs riebokšliai taip atrodo iš priekio, o čia net yra parašyta, kad čia priekinė pusė. Tai galvojau, kad netgi kalasi iš kitos pusės. Taip, kad atrodytų normaliai. Bet ne, jis kalasi iš tos pusės, bet ne kaip visi normalūs. Taip, šitokia pusė, jeigu jums matos. O atvirkštinė pusė ir yra mažas raidės. Ši pusė išorinė. Tai jeigu nepažiūrėjai irgi, kaliai su kaliai kaip normalų riebokšlį, bet this side out. Į rodiklėlę, į kurią pusę. Tai taip, tiesiog atvirkščiai mes salniką turim įdėti, taip jau padaryta. Nu, okei. Mėginsim sukalti senuoju salniku. Deformuotas jau. Kažką susirasim. Radau seno guolio abojimą vadinamąją. Matom, kol atsirems reikia kalti. Mūsų čia jau remiasi. Mažesnė truputėlį. Norėtų pasidėti arčiau. Spirokliuoju. Pamėginam pasidėti iš apačios. Visur prigludę, susikalę. Taip, dangtis paruoštas dėti. Einam variklį apsivalysim. Tai va tokiu būdu valaus. Kaišiu su geležte, o po to su švitrinuku dar praeisim. Čia su suktuvu neinam, nes
pilna pritaškys tų smulkių gumos gabaliukų, tai gražiai sugelešite ir po to su švitriniu popieriuku praseisim plokštumą. Tai išjungiu trumpam kamerą, čia ilgas procesas bus, kol įjungsiu, parodysiu, kaip apsivalęs jau. Taip, apsivalėm čia. Apsiploviau. Pasišveista su švitrinuku, su stabdžio valikliu nuriebalinta. Čia taip pat krūtinė. Dar papildomai prašveičiau, naudojau 400 grubumo švitrinių popierių. Dabar kągi, surinkinėjom, dedam žvaigždę, surinkinėsim siurblio grandinėlę. Dedam ne taip, o taip, kad taškiukas į mus žiūrėtų. Labai nori eit. Guminių plaktukų biškį pakalsim. O kaip ir nuimti iš pradžių labai sunku, po to jau lengvai su rankom. Stengiuosi nusiriebalinti skylės varžtų ir pačius varžtus, nes dėsiu fiksacinių klijukų tiek ant siurblio žvaigždės, ant šliaužikliuko, ant įtempimo, kad būtų saugiau. Užsidedam grandinėlę. Bus 2 taškai. Vienas į škyvuką, kitas į tepalo siurblio škyvuką. Turi savo irgi burbuliuką. Taip. Ir čia bus į paskirstymo škyvą. Nes kodėl tepalo siurblys turi irgi žymą? Todėl, kad nuo tepalo siurblio sukasi balansyras. Blogai pastatysim siurblį, blogai atsistos balansyras. Plius aš papildomai pasižymėjau, kad tikrai būtų, nes čia jau buvo prasisukę, nebebuvo ant to. Tiesiog, kai keli ratai apsisuka, nesutampa. Tiesiog, kad žinočiau, kad tikrai buvo taip. Taip, ir dabar turim didelę dilemą. Nesutampa. Sustačiau siurblį palei grandinėlę ir mano žymėjimas, kaip buvo, su markeriu nesutampa. Galbūt bet alkūninis. Ir galbūt tiesiog nevienodo dydžio. Manau, taip ir yra. Nevienodo dydžio dantukai ir skirtingai sukasi. Alkūninis vieną ratą apsisuka, tarkim, siurblys, be 3 dantukų vieną ratą.
Tai galbūt dėl to, nes taip teoriškai turėtų būti, nes skremulys didesnis. Vat čia turim, jeigu matot, čia kaip turi būti, čia kaip turi būti, o mano žymėjimas buvo markerio čia, o dabar yra ten. Tai va taip, dar tuoj paskaičiuosiu dantukus. Nes jeigu vienodi skremuliai, tai jie visada vienodai sukas, kaip ir viskas tvarkoja. O bet kaip su balansyru ten gaunas įdomi. Galbūt siurblys turi mažiau dantukų, o balansyras per dantračius į didesnę ir jis sukasi kartu su alkūniniu turbūt, o siurblys jam reikia greičiau suktis nei alkūninis. Arba lėčiau, tuoj pažiūrėsim. Taip, teisingai ir maniau. Viršutinė žvaigždutė alkūninio yra 27 dantukai, o siurblio yra 30 dantukų. Tai netitinka tiesiog pasisukimų tas kampas. Jeigu alkūninis lygiai, alkūninio yra mažesnė, lėčiau siurblys sukasi už alkūninį. Alkūninis pasisuko pilnai ratą, siurblys neapsisuko pilnai ratą. Čia nuo vieno rato. O tarkim 1000 apsisukimų dėl to jau ir pabėga tas. Bet tada yra per siurblį, kai eina per dantračius ar per ką ten eina balansyras, jis išsilygina. Ir aš manau, nes balansyras turi suktis kartu su alkūniniu, kad išbalansuota. Tai tiesiog dedam palei grandinę į savo jau žymėjimą nebežiūrim ir tiek. Taip, užsidedam, užsidėjom siurblio žvaigždutę, užsidėjom grandinę, viršutinę žvaigždutę, dedam šliaužiklį ir įtempėją. Taip, klijukai, truputėlis, fiksacinių klijų, truputėlis dar niekam nepakenkia, nereik privaryti, kai paskui neina net varžto atsuki varžtą, bet neina ištraukti, pilną klijų privaryti, truputėlį ant sriegių, taškiuką uždėjau, apsukau. Taip, šliaužikliuką įdėjom, įtempėjas, užfiksavau. Nepavyko su pinuku įtempėję užsikaiščiaus, nes netilpo per. Todėl reikia nuimti antrąjį karterį, kad užskaičiuotą įtempėją galėtum įdėti. Šiaip jo nereikia, bet programoje irgi rašė, kad reikėjo, bet nedėjau. Neėmiau karterio, nes buvo problema su išmetimo vamzdžiu žudyjas. Tai palikau viską, einu taip padaryti. Dabar susivaržom. 15 Nm. Įtempėjas ir šliaužikliukas. Visada priveržu ir su terkle dar iš rankos pasižiūriu, ar logiškas veržimas. Šliaužiklis priveržtas, įtempėjas priveržtas, tepalo siurblio žvaigždė. Truputėlį išsikrojo kamerą, pasikėliau į viršų, truputį vien su savim pasikalbėjau, su išjungta kamera, nesvarbu. Pasikėliau į viršų, įsuksim varžtą. Kaip jums čia, nežinau. Varžtą tepalo siurblio žvaigždutės. Jis veržiasi 50 N ir 150 laipsnių. Gan daug, nes siurblys suka ir balansyrą. Per plauką neįtelpa galvutę, reikia pasimodinti galvutę. Todėl ir rašo jaučiu, kad nuimti karterį. Kad, nors yra 2 metrinių, neturiu kaip šakutę, tik
pasimodinsiu galvutę, sugrįšim. Nereikėjo modinti, radau garažą kitos firmos galvutę ir jinai telpa. $50 Newtonų ir 100 pm laipsnių. Be šansų tiek. Neįmanoma bus. Kažkas čia meluoja programą. Ne. Ne 90 neišlaužiu. 5 Newtonų ir 100 pm laipsnių. Kažkas kosmos. Taip, programai patikrinau, tiek ir duoda 5 Newtonų ir 100 pm laipsnių, bet kažkaip man keista. Plius nerašo, kad naują varžtą reikia, dažniausiai rašo, kad tipo pakeiskit naują varžtą. Alkūniniui tarkim rašo, pakeiskit naują varžtą. Dar mėginsiu, gal biškį palaužti, bet čia. Ne, tikrai nebeveršiu. Dėjau klejukų ir šponkę tikrai laikys. Tiek paveržiau. Trūksta iki 9 laipsnių. Bet jau nesąmonė. Plius varžtas stambes riegis. Jis netysta. Kažką gal suklydo programą, net nežinau. Neįmanoma tiek priveršti, nutrauksiu iš čia viską. Viskas čia gerai. Viską turim su tepalo siurbliu. Keliaujam. Ar galim užsidėti karterį? Gal dar ne, kad nieko neįkristų. Keliaujam, mašina keliauja į apačią. Mes keliaujam dėti degimo, paskirstymo grandinės komplektą. Taip, prisukom tepalo siurblio visą sistemėlę. Šliaužiklis, įtempėjas, grandinė, skremulys, viskas prisukta. Toliau einam prie paskirstymo grandinės komplekto. Dėsim grandinę, dėsim šliaužiklius, įtempėją. Kimbam į darbus. Užsisukom veržlę, nes reikės prasisukinėti variklį. Dabar alkūninis turi stovėti šponkę. Šitą šplintą ties to. Ir pirmas cilindras pačiam viršui. Tai pasižiūrim pirmą cilindrą. Galim netgi su atsuktuvu. Kišam. Pasukam truputį atgal. Atsuktuvas leidžiasi ir sukam į priekį, kol sustos. Ir jeigu jums matosi, šplintelė ties to. Užsikišam skylę atgal, kad nieko neprikristų. Tai vadinas, turim teisingai viską. Dedam grandinę. Kaip minėjau, apačioje žymėjimas rausvas, viršui tamsesni.
Užsidėjom, velenėliai mūsų užkaiščiuoti, mėtkis atitinka, dedam šliaužiklį iš tos pusės, įtempėjas turi paskutinis eiti. Dedam šliaužiklį, galbūt galim ir viršų užsidėti iš karto. Pirmiau gal, kad netabalotų. Čia užsidedam. Toks šliaužiklis. Po šlakelį klijų dėl fiksacijos. Taip, žiūrim programai, kiek veržiasi. 10 Newtonų. Taip, toliau įtempėjo šliaužiklis, patelis klijukų. Jis 25 Newtonai. Užsidedam viršui. Taip pat minimaliai klijukų. Taip pat 10 Newtonų. Taip, dabar lieka mums įtempėjas. Tarpinėlė, minimaliai fiksacinių klijų. Nukrito grandinė. Dvidešimt 25 Newtonai. Taip, viską turim. Taip, viskas sudėta, viskas priveršta. Viršutinis reilas, 2 varžteliai. Grandinė degime. Čia sutampa. Čia sutampa. Velenėlį užkaiščiuoti. Stumoklis pačiam viršui. Čia sutampa. Lentukas ir įpjova. Čia prisuktas. Čia prisukti. Įtempėjas prisuktas. Dar neatfiksuotas. Pačioj grandinė sutampa su burbuliuku. Galim paleidinėti įtempėją. Prilaikau šliaužiklį, švelniai paleidžiu šplintuką ir pasileidžiu įtempėją. Tai tiek. Degimas vietoj. Dabar atsifiksuojam velenėlius. Prasisukam variklį 2 kartus. Pasižiūrim, ar sutaps mūsų degimas. Tie jau nebesutaps žymėjimą ant grandinės. Tiesiog pasižiūrėsim iš
plintukas ir ar užsikaiščiuoja velenėliai. Sukam variklį. Ir yra, kai aš apsuku alkūninį vieną ratą, kai jis grįš į savo poziciją, velenėliai apsisuks tik pusę rato. Tas burbuliukas turėtų būti apačioj. Nes kad viršutinė velenėlė apsisuktų pilną ratą, alkūninis turi apsisukti 2 kartus. Trumpai tariant, alkūninis sukasi 2 greičiau nei velenėliai. Taip, alkūninis jau grįžo, o čia burbuliukai kažkur apačioj turėtų būti. Sukam alkūninį dar ratą ir burbuliukai grįš į viršų. Alkūnis beveik vietoj, burbuliukai jau viršui. Skaičiuosim velenėlius. Taip, velenėliai užkaiščiuoti. Burbuliukai viršui vienodai. Ir alkūninis ties savo brūkšniukų. Degimas sutampa. Viskas tvarkoj. Tada dedamės grandinių dangtelį. Salniką įsidėjom prie bokšlį. Tepam hermetiką iš galo, kur dėsis mūsų iškilęs karteris yra. Ir čia plokštumas ir aplink varžtelius. Būtinai nepamiršti. 1, 2, 3. Ir čia visur būtinai kampukai. Ką reikia atkreipdėmėsi, tai vat kur susiduria 2 plokštumos, blokas ir galva. Čia nepamiršti truputėlį storiau hermetiką į tarpelius, nes per sujungimą plokštumų gali leisti tepaliuką. Taip pat čia antro karterio sujungimas yra ir čia kur karteris į kampuką truputėlį daugiau. Aš tepu hermetiką, tepu su pirštu, ne taip siūliuką, ne siūliuką su hermetiku, o tiesiog iš piršto plonai vieną plokštumą ir plonai kitą plokštumą. Ir tada minimaliai ištrykšta, beveik kaip originaliai gaunas. Plius, kai tepi su pirštu, jei kur riebaluota, tau praslysta ir neužsideda hermetikas, tai žinai, kad pateko tepalo, nenuriebalinta, tai tą vietą prasiriebalini, iš naujo pratepi. Man kažkaip patikimiau taip atrodo. Aišku, gal truputėlį ilgiau, bet gražiai išsitepa. Patikima, dar niekada neleido. Tai visada taip ir darau. Taip, atkreipkim dėmesį į tempėją su nauja grandinė. Fokusuoju gal. Ten dantukai. Ir matos 2 dantukai. Atrodo, filmavau su sena grandinė, tai įmesiu palyginimui, kiek išlindė. Nusiriebalinam, apsiplaunam. Svarbu tos vietelės, jos prisisunkia tepalo, kur susijungia 2 plokštumos. Svarbu nuriebalinti. Išsisukam varžtą. Bus čia hermetikas ant varžtelio, čia hermetikas ir trečias čia. Nepamiršti, nes paskui per varžtą leis. Taip, nusiriebalinam dangtelį. Naudojam hermetiką šį kartą Permatex. Jinai yra pilka. Specialiai aliumas su aliumukai, aliuminis dangtelis dabar ir aliuminis blokas arba aliuminiai karteriai, tai naudojam šitą. Po to nėra labai sunku, jinai gerai sukimba su aliumu, ten galbūt aliumo kažkokių yra dalelių, pudros ar kažko.
gerai sukimba ir nėra labai sunku atlūpt, kai, tarkim, kas darbuojate, žinot, kad reikia kartais aliuminį karterį nulūpti yra reikalų. Tai taip, šita gera. Kitur naudojam tokią paprastą, patogiai hermetiką. Čia naudosim šitą, aliumą su aliumu. Kaip minėjau, ne iš trubelio varau juostelę, o tiesiog su pirštu. Išbėgo kažkoks vandenukas. Turbūt turėjo būti pačio pradžiai, kad nuo sukietėjimo, kad nesukietėtų. Kaip aliejus. Čia ant kampukų daugiau truputėlį. Taip, ir dabar tą patį atkartoju ant variklio. Visur aptepiam, dedam dangtelį. Dedam dangtelį, turim 2 nukreipiančiąsias, reikės jas pataikyti. Taip, užsidėjo, patogu buvo, nereikėjo rebokšlio taikyti, nes jis sandarinas su skriemuliu. Tai truputėlį lengviau, bet todėl jį įsidėjom iškart. Dabar aplink varžteliai ir apačioj iš karterio varžteliai. Negalime pritempti iškart, tarkim, čia plokštumos. Pritempti, tada prisisukt karterį, nes gali palei karterio siūlę palikti nepritemptą. Tai mes turim tolygiai. Čia susitempt, paleist truputėlį, čia susitempt. Tai aš darau taip, čia prisitempiu, čia prisitempiu. Čia, tarkim, prisitempia, čia irgi įsitempia, bet galbūt neduoda jam į apačią paslinkt, nes tie priveršti. Tai tuos tada paleidžiu, tada duoda jiems dasitempti ir tuos prisuku. Bet čia yra nukreipiančios, čia daug nevaikšto, kitur būna be nukreipiančiųjų, tai labai svarbu, vis tiek iš nukreipiančiųjų kažkiek vaikščios, tai darom taip, prisitempiam, tada čia pritempiam, čia paleidžiam ir prisukam čia, kad gražiai išsivaikščiotų. Ir atkreipiam dėmesį, kad čia būtų lygu, kai prisitemps. Su karteriu tas pats būna ir karteris būna stumdos į priekį, pirmin atgal. Ir su dėžės plokštumą reikia taikyti, kad blokas su karteriu eitų lygiai, nes jeigu bus karteris iškilęs, dėžę prisukant gali lūžti varžtas ar karteris. Tai va, sukam. Taip, su pirštais prisukom čia aplinkui, lendu po apačią, su pirštais prisuksiu iš karterio pusės.
kad mažiau gulinėtis, ten pritempiau ir atpalaidavau. Į apačią bus pritempta, dabar pilnai suku čia ir pilnai suku apačią. Guliuosi į apačią, prisiveržu 3 tuos varžtelius apatinius. Apačia pilnai prisukta, iš apačios čia dar kartelį praseinam. Viskas, dangtelis prisuktas. Į 3 varžtą eis pagalvės laikiklis. Čia didėja varžtais generatorius dabar. Tai vat, dangtelį prisukom. Grandinių dangtelį prisukom pilnai. Gražiai hermetikas ištryškęs, jeigu matosi minimaliai. Kraštuose taip pat. Taip, solidžiai, minimaliai ištryškęs, kaip ir turi būti. Taip, tolimesni darbai. Užsidedam generatorių. Galim dėti karterį, skremulį, viršui dangtelį. Kaip sakant, susirinkinėjam aplinkui ir judam link užkūrimo. Na kągi, prisisukom generatorių, 2 varžtai, ten buvo iš galo vieną špilką su veržle atsukęs, fiškelę pasijungiam, toliau laikiklis pagalvės 3 varžtai ir pati pagalvė į lonžerono 3, ant laikiklio 2. Tai taip atrodo. Toliau variantas arba apačios rinkinėti arba viršų. Galvoju geriau gal apačią, karterį užsidėti, alkūninį prisisuktą pagrindinį skremulį, nes viršui truputėlį bus to darbo dar, surinkinėti čia viską. Išsibaigiam su apačia, pačioj gal apsiplausim viską ir kipsim į darbus viršuje. Truputį apsiplausim čia iškart. Visur apibėgė, apsikakoja, pasiplaunam. Truputį švariau. Išsikrapštom hermetikus iš tepalo siurblio paėmėjo. Taip, apsivalom čia. Apsivalom patį karterį ir išsiplaunam. Ir sugrįžtam į eterį. Jau matėt, kaip kaišiu, kaip plaunu detalės, tai
nekartosim, nusivalau, grįžtam. Taip, karteris apvalytas. Truputėlį dar pasitiesinsim. Tai buvo ir storiau hermetiko užvaryta. Aš visada darau taip. Vedu slankmačio senelę. Ir tarkim pridedu. Ir vat matom, kiek kampas nulenktas. Taip prasitiesinsim. O prie variklio čia sunku prieit, pakaišti. To hermetiko turim hermetiko kaip valiklis, jis išminkština tiesiog hermetiką, žymiai lengviau ją nuvalyti. Pabandom užsipurkšti. Taip. Luktelsim kelias minutės, labai išminkštėja hermetika. Bus žymiai lengviau nusivalyti. Karteris nuvalytas, čia nuvalyta, nusiriebalinta, dedam tepalo siurblio apsauginį tokį plastiką. Toks išplautas, išvalytas. Dabar naudosim paprastą metalinis karteris. Tiesinom, metalinis vis tiek palankstytas, dedam truputėlį storiau. Yra nukreipiančios tiesiog įsistatę. Prisikabinau su dviem varžtais. Su impaktu prisisukam. Rankos tempiam. Stengiam išsimėtyti, išmėtyti ne ratuku. Visi švelniai pritempti, dabar daveržiam. Švelniai ištryško. Nu, turėjo prispausti, niekur neleis galbūt. Švelniai ištryško visur. Kitur nesimato, nes vis tiek plačiau tepis. Bus gerai. Keisim variklių ir alyvą, tai pasikeisim alyvos filtriuką. Alyva jau išleista, sausas karteris, švarus. Keičiam filtrą. Turim tokį trikojį. Jis sukas, suveržia, suspaudžia filtrą, atsuka. Atsilaisvinam. Dėsim naują, pasiemam tepaliuką šviežaus, sutepam gumelę. Veržiam iš rankos. Su rankom priveržiam ir tiek. Apsiplaunam biškį. Varžtas prisuktas, išleidimo dar pasitikrinam. Prisuktas. Čia darbai baigti. Prisiveržiam alkūninio skrėmulį. Skrėmulys. Jis irgi turi kaip ant žiedelio.
Taip, varžtas veržiasi skriemulio 100 N ir 180 laipsnių. Naudojam tokią šakutę pasilaikymui. Taip pat ir atsukom. Tai kad sukt buvo, manau, lengviau, nebuvo tiek pat prisuktas, kiek reikėjo, nes gan nestipriai atsisuko. Šimtas N. Pasižymim su markeriu laipsniais. Ir 108 laipsnių bus. Tai pusė rato. Vienas neišlaikau, pasikviesiu pagalbėlės truputėlį. Taip, prisukom. Viršui brūkšnys ir dabar apačioje atsirado ant varžto. Taigi pusė rato, 108 laipsnių. Kas toliau? Čia, manau, iš karto užsidėsiu įtempėją. Čia įtempėjas dedas ir užsidėsim dirželį. Tuo pačiu pakelimu tada leidžiam į apačią ir visi darbai bus iš viršaus. Įtempėjas. Jis fiksuojas čia su varžtu ir čia įsistato pinas į skylutę. Veržiasi PM8 N. Priveržiau 50, nes taip veržau kažkaip jau nelabai noris daugiau tempti, tai dar su terkšlio pasitikrinsim jėgą. PM8 reikia, 50 priveržiau, dar truputį gal paveršim iš rankos, kad jaust geriau. Taip, dasiveržia, tai ir bus netoli 60. Tiesiog su terkšle įpratus ranką ir labiau eina jausti ten ilgą rankeną, taip verži, atrodo jau tos jėgos kaip ir yra, bet ir nejauti, o pripratus ranką terkšlę ir jauti vis tiek varžtą. Dedam taip, kad raidės skaitytumėm. Taip, uždėjom, pasitikrinam, ar tikrai taip uždėjom. Taip, apsivalom savo žymėjimus, kad nebūtų pripaišyta. Prasisukam variklį, kad dirželis tikrai visur gerai įkristų. Viršų iškaišiuotus velenėlius turim. Prasisuksim dabar, paskui. Prasisuksim, kai nusileisim, atsikaišiuosim velenėlius. Visada prasisuku variklį iš rankos, kad dirželis, jeigu kur kažkur gerai neįkrito, kad pamatytumėm, arba jis pats įkris. Nes jeigu kažkur neiššokęs gerai savo vietą neįsidėjęs, tai užkuriant gali jį nupjauti, numesti, pavelti. Tai kad to išvengtumėm. Leidžiam į apačią. Čia darbai baigti. Liko visi darbai iš viršaus. Taip, atfiksuojam velenėlius. Pasisukam variklį. Dirželis visur savo vietą, viskas tvarkoja. Tęsiam darbus čia surinkinėm. Taip, čia hermetiko nebuvo, čia buvo tarpinė, čia iš galo hermetikas. Apsivalysim. Turim dangtelį, irgi apsivalysim. Užsidėsim tarpinę, vieną ir kitą ir dėsim.
Taigi vėl apsivalau ir jungiu jūs, žiūrim. Taip, pamenat, minėjau, kad žmogui problema yra su klaidom, kad ten galbūt degimas peršokęs velenėlio padėties klaidą vieną ir kita dar buvo, kad alkūninis su velenėliu kažkaip nesutampa. Tai žmogus netgi, man sakė, naujos yra tos vanos paleidėjai, reguliatoriai slėgio. Jos naujus netgi yra nusipirkęs, galvoja keisti. Kiti būna, kad užsineša čia, kur tinklelis yra, pilna drožlių ar suodžių būna, nesivaldo. Ir arba degimas ten peršokas, kažką su degimu viskas buvo tvarkoj. Ir galvojau, žmogui paskui dėsim gal naujus, aš prieš dedant tuos patikrinsiu ir panašiai. Ir valaus dangtelį. Nes tie vožtuvėliai statos čia į dangtelį, kur užkaiščiuota yra su popierium. Ir valaus dangtelį, žiūriu, kad yra tarpinėlis. Dar nebuvau susidūręs, kad tie vožtuvėliai eitų. Iš galvos pareina tepalas, per dangtelį, per tarpinėlę į šitą vožtuvėlį. Ir galbūt, jeigu tarpinė praleidžia, vožtuvėlis normaliai negauna slėgio, tai jis ir negali atiduoti vanusams normalaus slėgio. Ir pasižiūrėjau, kad jos yra kaip plastikinės. Ir užsisakiau naujas, pavyko gauti, jau galvojau, vėl bus problema, tik originalas, porą savaičių. Bet šitas yra atsakingas momentas, gali būti visos tos klaidos ir dėl to. Žiūrim. Čia turim seną. Jos įspausti labai sunku kaip plastikinė. Čia iš vis tokia žema gumelė, kaip plastikas. Čia dar kažkiek įspausti eina. O nauja, guminė minkšta. Čia irgi paspaudant tą iškilimą, minkštą gumelę. O čia kaip plastikas, kieta. Tai galimai jos praleidžia tepalą ir neduoda tiems vožtuvėliams normalaus slėgio tepalo. Taigi galbūt išsispręs visus problemas. Matysim, bet didelis šansas dėl tų gumelių. Dedam, žiūrim, važiuojam. Taip, kaip ir minėjau, nusivalau dangtelį, pasikeičiu tarpinę naują, apsivalau čia visur hermetikus. Irgi dėsim, kur lygi plokštumą, naują tarpinę nereikia hermetiko. Čia net originaliai būna ant kampo, į apačią, per visą uždėtimą, nes ten silpnesnė vieta gali leisti tepalą, kur lygios plokštumos, niekur nededam hermetiko. Tai apsivalau ir filmuosim, kaip uždedam dangtelį. Taip, tarpinė vietoj. Ir prigludo gražiai. Tos tarpinėlės naujos. Dangtelis išplautas, švarus. Čia visur apsivalyta. Uždėjau naują hermetiką. Čia truputėlį visą tą įlenkimą ir kampukai. Ir čia, kur susijungia dvi plokštumos aliuminio. Bus truputėlį gal sunku įstatyti, dėti. Mėginsim. Dangtelis uždėtas, galvojau bus sunkiau. Dar apsižiūriu visur su veidroduku, kiek eina, kad matyti ar nuslydo tarpinė, gal nenuslydo tarpinė. Viskas tvarkoj. Nieks neprispausta. Sukam varžtelius. Turim du tokius. Čia laidoms laikikliai.
visi į savo vietas. Pirmiausia, visus pasitaikau, pasigaunu sriegius, tada priveržinėjom. Nes jeigu dangtelis turi judėjimo ir pradėsim priveržinėti, tai kažkur kampe galbūt ar kur tiesiog nebepagaus varžtelis savo sriegių, nes truputėlį bus pasislinkęs, jau bus pritempta, nebeis pajudinti. Dabar priveržinėjom su terkšliu. Nuo centrinius. Ne iškart pilnai, o taip pat po truputį tempiam. Galim išmėtyti išorinius. Taip, dabar pilnai priveržinėjom. Palaidavo. Daug neveržiam, nes tarpinė jau susispaudė, aliumas su aliumu, tiesiog varžto. Patempiam. Viskas, dabar surinkinėjom viską aplinkui. Turim vakuumo pompą, naują tarpinėlę, viskas apvalyta, 3 varžtai. Status čia kaip sandarinimo toks žiedas. Čia užsandarint ir tarpinėlę tepalų slėgį sandarina. Čia svarbu pataikyti, nes jis sukiojasi, į velenėlį įstato ir būna neina pataikyti. Pasižiūrim. Panašiai pasukau kaip velenėlis, galbūt pataikysim. Čia dar 2 pinukai status. Jis išsicentruoja. Taip. Įsistatė. Pirmiau į velenėlį pagavom. Prisukom, prasisukom variklį. Prasukom, kad ten pumpo tikrai viskas gerai įsistatė. Aplinkinėjom čia aplinkui. Nenufilmavau, jau purkštukų gumelės naujos sudėtos, dar sutepsim su tokiu silikoniniu tepaliuku, kad maunant jos slystų, nenusignyptų. Išsiputiniau visas angas, nebūtų jokių šiukšlių, nors buvom supakavę, viskas švaru. Gražiai įslydo gumelės, susitepė, prisukinėjom 3 dideli varžtai laikikliai ir po 2 varžtelius prie purkštuko. Matom, buvo klijų, žali klijai buvo prie purkštuko varžtų, irgi uždėsim fiksacinių klijukų truputėlį. Truputėlį klijukų. Įsisukam žvakės, kad neįmesti varžtelį. Labai svarbus dalykas. Žvakės taip pat naujas.
Reilas priverstas, purkštukai priveršti, žvakės prisuktas. Taip, purkštukų laidai. Vieną neatjungti, jis kaip ir priklijuotas, todėl nejungiam. Taip, pasitikrinau. Ant akumo, klak, girdis vožtuvėlis veikia, dar nėra švarus, dedam atgal. Buvo klaida, paskui pasižiūrėsiu kokią, dabar dėsiu tiesiog antraip. Išmetimo turėjo būti, dedu į siurbimą. Ir į siurbimą, į išmetimą. Nes jeigu juose problema, tai klaidos apsikeis. Nes buvo, man atrodo, išmetimo velionėlio klaida. Dabar taps, jeigu tas blogas taps į siurbimo, tai tą galėsim pažiūrėti. Nuvalau markerius iškart, kad paskui nieko neklaidinti. Tokį dabar dėsim visą. Blogai padaryti, kad vientisas toks. Galėtų sujungimas būti. Ten buvom interkulerį užsikišę su pirštinė, kad nieko neprikrištų. Bus vienas varžtas laikiklis, atgal vakuumą jungiam. Atgal antifrizą jungiam. Dėdam filtradėžę. Taip, tepalo pripilta, viskas surinkta, galim pakurti. Na ką, variklis užsikūrė, dirba. Iš pradžių nesikūrė, buvo benzo tuščia, kelis kartus degimo pajunginėjau, prisipumpavo. Tai pastovo dar nusitrinsim klaidas, nes viską buvom atjungę. Tai tiek. Aišku, prasivažiuosim, pasišildysim, prasivažiuosim, pasikelsim, pasižiūrėsim, niekur tepaliukus nebėga. Dar įsidėsim čia tą oro tokį paėmėję. Ką ir tiek. Darbai baigti. Pasižiūrėsim dar tepalo, o dabar užsikūrė į filtrą paėmė. Tai kas lygidas įpilsim. Ir viso. Ačiū, kad žiūrėjot. Taip, video pabaigoje noriu apibendrinti visą situaciją su balansyro žymėjimu, užkaiščiavimu, degimo sustatymu. Galbūt video eigoje pamatėte, kur pats pažymėjau, kad neteisinga informacija. Tai reziumė toks, kad programą kažkodėl davė dėti grandinėlę taip, kaip pažymėta jinai. Tamsesni nareliai ant tepalo siurblio žvaigždutės ir ant alkūninio pagrindinės žvaigždutės. Taip sudėjus viską surinkus, man variklis dirbo taip jautęs vibraciją. Iškart supratau, kad su balansyru kažkas negerai. Būčiau tom nesiorientavęs, būčiau sudėjęs taip kaip palei markerį, iškart viskas būtų gerai. Išsitraukiau iš kitų video, iš kitų programų visą info susirinkau ir kodėl reikėjo imti antrąjį karterį, nes ten, nuėmus antrąjį karterį, iš dėžės pusės pridedu nuotrauką, jums yra užkaiščiavimo tokia skylutė balansyrui. Bet klausimas, kodėl jie daro grandinės žymėjimą? Aš manau, ne aš vienas galbūt pasimoviau ant to, kad statai kaip grandinė sužymėta ir tikės viskas bus gerai.
bet iškart toks buvo klaustukas, kodėl nesutinka, kaip markeris buvo pažymėtas. Nu, bet numečiau viską, kad ne vienodi skremuliai, pabėga ten apsisukus keletą ratų ir panašiai. Tai teko nuimti karterį, tiesiog aš ten sužaidžiau, perkeliau, kaip kad buvo, palei markerį ir viskas puikiai dirbo. Tai reziumė toks, kad nuiminėti antrą karterį, užsikaišiuoti balansyrą ir nepasitikėti programom, aklai nepasitikėti taip pat ir nepasitikėti ant grandinės žymėjimų. Tai tiek. Tokia pamoka.